ir pradėsim. Įsitaisom, įsipatoginam, atsisėdam tiesiog taip, kaip patogu, nes mes skirsim laiko šiek tiek tam įsiklausimui į kūną, tokiam prisiregistravimui, sugrįžimui, sugrąžinimo dėmesio į kūną. Nes kūnas jisai per pojūčius, per skausmą, per kitus pojūčius mums sako, kas yra ne taip, kas vyksta ne taip, kur atkreipti dėmesį, ko jam reikia dabar, ko mums reikia, kokie mūsų poreikiai. Ir jeigu mes esam geram ryšyje su kūnu, mes tas žinutės labai greitai suprantam ir galim čia pat viską pataisyti. Bet jeigu daugiau būnam galvoje ir galva gyvena savo, kūnas gyvena savo, tada galim prieiti prie labai didelių problemų. Mes šitą meditaciją, įsiklausimo pratinam, kaip auginam raumenį, stiprinam dėmesio raumenį, dėmesio buvimą kūne, įsiklausimo į kūną ir kūno pajautimą. Tai yra tas įrankis ir tas draugas, su kuriuo mes nugyvensim visą savo gyvenimą. Niekas kito kūno šį gyvenimą mums neduos. Todėl mums tikrai reikia turėti labai gerą santykį su to savo kūnu. Pasiruošam. Ir kai įsitaisom, nurimstam, giliau įkvepiam ir su iškvėpimu pakviečiam dėmesį į kūną. Pradedam nuo galvos ir tiesiog išlaikom dėmesį kūne, galvoje ir stebim fizinius pojūčius. Negalvojam apie galvą, o jaučiam. Bandom kuo geriau pajausti galvą, plaukuotą galvos dalį. Veidą. Peržvelgiam kaktą, smilkinius, antakius, akis, erdvę aplink akis. Bandom pajausti savo akis, pajausti nosį, skruostikaulius, skruostus, lūpas. Bandom pajausti savo lūpų formą. Ar mes jas galim pajausti iš vidaus. Smakrą. Apatinį žandikaulį. Tiesiog žandikaulį. Sąkandį. Kaip sudėti mūsų dantis. Kaip jaučiam savo dantis. Ar jie labai stipriai suspausti. Ar yra tarpas. Ar mes galim atpalaiduoti ir palikti tarpą tarp dantų. Liežuvio padėtį burnoje pajaučiam. Skruostus iš vidaus. Leidžiame žemyn į gerklas, pajaučiam gerklas iš vidaus. Koks pojūtis yra mūsų gerklėje. Kiek ten laisva, minkšta, o kiek užspausta. Ar patogu mums mūsų gerklėje. Pajaučiam kaklą, kaklą iš nugaros, stuburinę kaklo dalį.
pagal pajautimą, koks yra mūsų kaklo linkis, kaklo ilgis, kaklo forma. Kaklas jungia galvą ir kūną, širdį ir mąstymą. Yra lyg tiltas. Jeigu ten viskas sklandžiai susijungia, mūsų kaklas jaučiasi gerai. Leidžiame žemyn į pečių juostą, pajaučiam pečius, įsiklausom į pojūčius pečiuose, ką pečiai per pojūčius mums sako. Galbūt jie kieti, kaip mediniai ar net geležiniai. Pakelti, lyg tikėtųsi smūgio ar neštų sunkią naštą. Įtempti, galbūt nusvirę ar atpalaiduoti. Kaip yra, taip jaučiam. Pajaučiam rankas iki pat pirštų galiukų. Pajaučiam krūtinės ląstą. Iš priekio, iš šono, iš nugaros. Stebim, kaip krūtinės ląsta išsiplečia įkvėpus. Susitraukia iškvėpus. O galbūt jūs nejaučiat krūtinės ląstos, arba jinai nejuda. Atkreipkite dėmesį į tai. Galbūt krūtinės ląsta labai užveržta, užspausta. Sunkus akmuo guli ant krūtinės, neleidžiantis įkvėpti. O galbūt lengvai, laisvai kvėpuojat. Pažinkit save. Leidžiame žemyn į pilvą. Bandom pajausti pilvą. Jeigu dėmesys nukrypo į galvojimą, kantriai pakviečiam jį atgal į kūną. Pajaučiam nugarą, visą nugarą. Pajaučiam klubus ir kirkšnis. Sėdmenis ir sėdimuosius kaulus. Pajaučiam šlaunis. Kelio sąnarius. Blauzdas. Ir pėdas. Leidžiam dėmesiu likti apačioj. Tose kūno dalyse, kurios labiausiai patiria atramą į žemę dabar. Visą dieną būnam kažkur aukštai, galvoja, dabar nusileidžiam, pajaučiam ryšį su žeme, pajaučiam kūno svorį, pajaučiam žemės atramą ir palaikymą. Tvirtą, stabilų pagrindą po kūnu. Kiekvieną akimirką žemė mus palaiko.
Įkvepiam tą palaikymo pojūtį save. Dar kartą giliai įkvepiam. Iškvepiam. Atsimerkiam. Pajudinam pečius. Su įkvėpimu pakeliam, su iškvėpimu numetam. Toksai kasdieną, kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą verta skirti dėmesio pečiams, tiems, kurie turi tą chronišką įtampą pečiuose ir kakle. Įtampa pečiuose susijusi su pernelyg dideliu atsakomybės jausmu. Atsakomybės už save, savo gyvenimą, visus įvykius, kitų gyvenimą, kitų emocijas. Ir pojūčiu, kad aš vienas turiu viską sutvarkyti. Nėra kas padeda, nėra su kuo pasidalinti naštą. Reikia pakeisti mąstymą. Atiduoti dalį naštos Dievui. Pasitikint. Išlaisvinantis judesys. Bandom nedirbti, o bandom kaip tik nusimesti, išjudinti sąstingį ir nusimesti naštą. Bent kokia amplitude, kokia šiandieną jums įmanoma. Ir baigiam. Suvokiam pojūčius rankose, pečiuose. Įkvepiam per nosį. Šiek tiek atsilašiam, nereikia daug. Iškvepiam per burną, lenkiame žemyn. Visą tai, ką iškratėm, iškvepiam, paleidžiam. Visą stresą, visą įtampą, visą nerimą, problemas. Leidžiam savo dabar iškvėpti. Reikalus, situacijas. Dar vieną kartą. Vėl pečiams, tik dabar įtraukiam ir krūtinės ląstą į judesių.
Su įkvėpimu pakeliam pečius prie ausų, prasisukam taip, kad vienas petys į priekį eitų, kitas atgal, iškvėpiam, numetam. Vėl įkvėpiam, persisukam, iškvėpiam, numetam. Ir darom tą greitai. Ir stebim, turi judėti ir pečiai, ir šiek tiek krūtinės ląsta. Šiek tiek leiskit savo alkūnėm pasidaryti daugiau vietos aplink save. Psichologiškai. Prastumdom problemas, prastumdom rūpesčius, atsakomybės. Išsilaisvinam. Ir baigiam. Ir vėl įkvepiam, atsilašam. Iškvepiam. Nusilenkiam. Labiau tai darom ne mechaniškai, bet per pojūčius, leisdami savo išgyventi pilnai visus pojūčius. Įkvėpimo, iškvėpimo. Ir leisti savo paleisti. Tą skausmą, jeigu kam nors skauda, ne? Leidžiam iškvėpti. Ir paskutinį kartą. Vienas labai geras paprastas pratimas viršutiniai nugaros daliai. Ilginam stuburą, suimam įtraukiam į save pilvą, šoninius pilvo raumenis. Alkūnę šiek tiek paduodam atgal ir gali pasisukimas būti visai nedidelis. Tiek, kiek leidžia jūsų kūnas. Nereikia persistengti, nereikia skausmo savo sukelt, bet tiesiog sukamės. Ir sukam galvą į tą ranką, kuri eina atgal. Į kairę įkvepiam, į dešinę iškvepiam. Bet svarbu, kad nugara būtų tiesi. Jeigu sukryžiuotom kojom nugara gaunas tokia išlenkta, atsisėskit, atsiklaupkit ant kėdutės, atsisėskit. Tiesi nugara.
į mokinio poziciją. Dar vienas paprastas pratimas, gerai jums žinomas, krūtinės ląstos dalį ir tai dalį stuburo tarp menčių. Iš tikrųjų jisai dirba su visu mūsų stuburu, bet labiausiai su krūtinės ląsta. Įkvepiam krūtinės ląstą į priekį, pečiai atgal, iškvepiam krūtinės ląstą atgal, pečiai į priekį. Galvos bandom nejudinti, galva lyg ant padėklo padėta ir stebim, kad nepertemptumėm apatinės nugaros. Kad judėtų tik krūtinės ląsta. Kartais, kai lenkiamės žemyn, atrodo daugiau padarom, bet mes pertempiam apatinę nugarą. Tiesiog. Ir labai nuoširdžiai į priekį ir labai nuoširdžiai atgal. Kartais mes taupom, mes galim padaryti daugiau, bet tiesiog esam nepratę judėti tokiu diapazonu. Ir dar pabandom įtraukti pilvą, kai iškvepiam. Visi šitie pratimai, kuriuos iki šiol darom, galit saugiai praktikuoti namuose. Kad ir 5 ar 10 minučių per dieną, tai jau yra gerai. Dar vienas mums gerai žinomas pratimas, kuris leidžia ištempti stuburą, išilginti stuburą, atverti labiau krūtinės ląstą, stiprinti raumenis tarp menčių, gerai ištempti pažastis ir pečių juostą, išilginti rankas, leisti atpalaiduoti kaklą. Yra mums gerai žinomas žemyn žiūrintis šuo. Plius jisai dirba su visom praktiškai raumenų grandinėm. Kas yra svarbu? Pirštai išskleisti kaip vėduoklė ir vidurinis pirštas, didysis pirštas žiūri tiksliai į priekį. Susukam žastus taip, kad jeigu lenkčiau alkūnę, jinai lenktųsi atgal. Pasižiūrėkit, jeigu lenkiasi alkūnę į šoną, vadinasi ne taip. Susukit žastą taip, kad lenktųsi alkūnę atgal. Stipriai spaudžiam pagrindą po smilium ir po nykščiu. Prie grindų, pečiai tvirti, keliai, pėdas klubų plotyje su iškvėpimu. Riečiam kojų pirštų galus ir atsispiriam delnais nuo grindų. Keliam sėdmenis aukštyn ir stipriai stumamės rankom nuo grindų. Ilginam rankas, alkūnės tiesios, tolinam pečius nuo ausų. Atveriam pažastis, spaudžiam krūtinės ląstą žemyn. Keliam sėdimuosius kaulus aukštyn.
ilginam stuburą, ilginam šonkaulius. Pilvą švelniai traukiam, keliai tiesus. Leidžiam kulnus taip, lyg norėtumėm išilginti pėdą. Bet tik tiek, kad kol keliai leidžia, mums tiesus keliai lieka. Jeigu nepasideda, kulnai nededa. Ir dabar tiesiog kojom. Vieną pusę dubens į šoną, kitas šonas gerai prasitempia, jauskit. Į kitą šoną dubuo ir tada kitas šonas labai gerai prasitempia. Tarp menčių, šonkauliai, pažastys, pečiai. Leidžiam prasitempti. Jaučiam, ką darom, jaučiam savo kūną ir leidžiam, lyg rąžydamiesi, pailgėti, prasitempti. Galva ir kaklas atpalaiduoti, nelaikom įtempto kaklo. Atkreipkit dėmesį, pajudinkit galvą, įsitikinkit, kad atpalaidavo. Grįžtam į centrą, gerai išilgėjom, prasitempiam, švelniai sulenkiam kelius ir labiau paspirokliuojam nugarą. Spaudžiam krūtinės ląstą žemyn, link šlaunų. Ir vėl išsitempiam. Ir dabar tiesiog kojom, pamažą žingsniuką, einam link rankų. Kai prieinam, pasiemam rankom už alkūnių, svorį labiau pernešam ant pėdų priekio, bet negriūnam, laikom pusiausvyrą, o rankom tempiam alkūnę žemyn. Ir labai gerai atpalaiduojam galvą, kaklą, pečius. Leidžiam stuburui ilgėti, gravitacinės jėgos pagalba, dabar mūsų stuburas gražiai ilgėja, atpalaiduojam pečius, kaklą, galvą. Labai gera asana, kai yra įtampa pečiuose ir kakle. Giliai kvėpuojam. Jeigu kam labai stipriai tempia nugarinę kojų dalį ir dėl to negali atsipalaiduoti nugara, švelniai sulenkit kelius. Dabar mums svarbiau yra nugara, pečiai, kaklas. Giliai kvėpuojam, leidžiam ilgėti stuburui. Šitą asaną jinai stiprina parasimpatinę nervų sistemą, kuri atsakinga už atsipalaidavimą, virškinimą, miegą, atsistatymą, atsinaujinimą, gijimą. Atpalaiduojam rankas, švelniai sulenkiam kelius ir pradedant nuo apatinės nugaros išsivyniojam. Galva, kaklas, pečiai atpalaiduoti ir kyla tik pačioj pabaigoj. Jeigu turit kažkur stalą, palangę, sieną, pabandom prieiti. Jeigu neturit, tiesiog pasižiūrėkit, galėsit po to padaryti. Čia paprastas pratimas, kurį gali daryti kasdien, ryte, ofise, pertraukos metu. Būtent pečiam
ir būtent viršutiniai nugaros daliai ir kaklui. Atsistojam maždaug per metrą nuo sienos. Pėdos lygiagrečios pagal išorinę briauną. Atsispiriam pėdom, keliam rankas aukštyn, gerai išilgėjam. Ir dabar tiesiog paduodam klubus atgal. Ir gaunasi, kad mes tiesia nugarą lenkiame žemyn. Įremiam rankas į sieną šiek tiek aukščiau negu kad lygiagrečiai. Ir stalas turėtų būti šiek tiek aukštesnis, arba palangė, arba baras, arba virtuvė. Ir dabar mes leidžiam krūtinės ląstą žemyn. Nelenkdami rankų, bandom išlaikyti rankas tiesias, pažastis atsiveria, pečiai, kojos tiesios, leidžiam krūtinės ląstą žemyn. Kvėpuojam. Dabar palei sieną slenkam rankom žemyn, nuleidžiam jas žemyn ir dar kartą pakartam prieš tai buvusių pratimą. Pasiemam rankom už alkūnių, tempam alkūnes žemyn, svoris labiau ant pirštų priekio, ant pagrindo pėdos, ant pėdos priekio. Giliai kvėpuojam, leidžiam ilgėti nugarai, ilgėti stuburui. Galva, kaklas atpalaiduoti, galit pajudinti, kad įsitikinti ar atpalaidavę. Kartais, kai mes būnam pernelyg įpratę prie įtampos, net nesuprantam, kad tie raumenys įsitempia. Giliai kvėpuojam ir ilgėjam. Jeigu labai stipriai tempia nugarinę kojų dalį, švelniai sulenkit kelius. Atpalaiduojam rankas. Sulenkiam kelius, išsivyniojam, pradedant nuo apatinės nugaros, rankos, pečiai, galva atpalaiduoti, išsivyniojam pačioj pabaigoje. Leidžiame žemyn, vėl atsisėdam sukryžiavę kojas, šiek tiek labiau pratempsim savo šonus. Atpalaiduojam stuburą ir dabar lyg jaunas medis nuo vėjo. Pasilenkiam į vieną pusę, leidžiam čia išilgėt, kaklą išilgėt, kylam, leidžiamės į kitą šoną. Leidžiam dabar kitam šonui, gerai išilgėt. Įkvepiam, kylam, iškvepiam, lenkiamės. Kas nestabiliai jaučiatės, galit rankas padėti šalia kojų ir jeigu reikia šiek tiek prisilaikyti. Dabar pridedam rankas, keliam ranką į virš, pratempam, atpalaiduojam. Į kitą pusę ir gerai leidžiam išilgėti visam šonui, pažasčiai, pečiui, rankai, kaklui. Į kitą pusę.
savo tempu, kaip jums šiandien norisi ir labai lėtai viską išgyvenat. Ir pakankamai aktyviai. Ir dar po vieną kartą. Išsitiesinam. Ištiesinam kojas į priekį. Ištraukiam sėdmenis rankų pagalba iš po savęs. Pasiimam ten, kur pasiekėm. Jeigu pasiekėm pirštus, gerai. Jeigu rankos per trumpos ar kojos per ilgas, galim pasinaudoti kokiu nors diržu, užsikabinti už pėdų, kojinę, megztiniukas po rankas, įsikibti ir su įkvėpimu mes rankų pagalba bandom išilginti stuburą. Tik norėtumėm ištraukti stuburą iš kryžkaulio. Ilginam, tempam galvą, tempam kaklą. Su iškvėpimu bandom rankų pagalba priartėti prie kojų. Gaubiam nugarą. Tiek, kiek šiandieną mūsų kūnas leidžia. Tiek, kiek jam yra, sakykim, malonu. Bandom pajaust malonumą nuo tempimo. Bet nenaudojam jėgos. Kiekvienu įkvėpimu aš išilgėju, bandau pastumti krūtinės ląstą į priekį. Su kiekvienu iškvėpimu gaubiu nugarą, leidžiu galvą žemyn. Ir paskutinę kartą. Ir dabar tiesiog atsipalaiduot. Gerai atpalaiduota galva ir kaklas. Pajudinkit, įsitikinkit, kad atpalaiduoti pečiai. Atpalaiduota viršutinė nugara. Leidžiam ten temptis. Leidžiam. Kvėpuojam į tas vietas, kur maudžia. Įsivaizduojam, kad ten yra nosis ir tom vietom kvėpuojam. Jeigu stipriai tempia kojas, galit švelniai sulenkti kelius. Dabar akcentas ant nugaros. Bandom nugarą, pečius ir galvą atpalaiduoti.
Lenkiam kairę kelį, statom kairę pėdą per dešinę koją. Dešinės pėdos pirštai į save ir laikom gerai įtemptą dešinę koją. Rankų pagalba gerai išilginam stuburą. Krūtinės ląstą paduodam labiau į priekį. Dešinę ranką apsikabinam kairį kelį ir mojam kairę ranką už nugaros. Svoris ant sėdimųjų kaulų. Aš neatsiremiu, neperkeliu svorio ant rankos. Ranka man padeda tik tai pagilinti posūkį. Ir gerai išilginam kaklą. Ir jeigu nėra skausmo, žiūrim pro kairį petį. Jeigu yra skausmas, tiesiog išilginam kaklą. Kvėpuojam. Nepamirštam įtempti dešinės kojos. Šitas pratimas jisai labai gerai viršutiniai nugarai, tarp menčių. Ir taip pat masažuoja šitas susukimas pilvo. Masažuoja mūsų vidaus organus. Grįžtam atgal, pakeičiam kojas. Kaip arti galit pastatyti kūną prie sėdmenų, priklauso nuo jūsų dešinio klubo įtampos ar laisvumo. Vėl gerai išilgėjam, išilginam stuburą. Susisukti saugu tik tai tada, kai stuburas yra išilgintas ir tiesus, nėra sulinkęs per apatinę nugarą. Nes kitaip jūs galit prisidaryti bėdų. Vėl būnam dėmesingi. Išilginam stuburą, palaikom jį tiesų ir tik tai sukam aplink savo ašį. Vidiniais nugaros raumenų pagalba bandom ilginti stuburą, tiesinti nugarą, neleisti savo sugriūti. Kvėpuojam. Grįžtam į centrą, ištiesinam abi kojas ir pažiūrim, kad už nugaros būtų laisva. Nieko nenuverstumėm. Dabar pas ką yra skausminga nugara, arba yra labai stipriai išreikšti stuburo slanksteliai, jie tokie matomi, ryškus. Dažnai tai būna pas lieknus kūdų žmonės. Galit pasitiesti dekį paminkštinimui, bet žiūrėkit, kad dekis nebūtų su tokiais kalniukais, lygų, kad būtų lygų. Padarykit, kad būtų lygų. Tai svarbu mūsų raumenim, nugaros, tai svarbu mūsų stuburui, kad lygų būtų. Ir mes darysim plūgo asaną, atvirkštinę asaną. Ir kai jau atsigulsit ir kojas užversit už galvos, labai svarbu nebesukinėt galvos. Tada tik tai klausykit, bet nebandykit žiūrėt, nes tada galit pasikenkti kaklui, stuburo slanksteliam ties kaklu. Mes mosim kojas už galvos ir pravesim rankas už galvos. Įdėsim pėdas į delnus ir bandysim svorį labiau pernešti ant pečių. Tiesinsim kelius, kiek leidžia mūsų kūno galimybės šiandieninės ir tiesiog laikysimės giliai, kvėpuosim. Labai nuostabi asana, kai yra įtampa, chroniška įtampa pečiuose, viršutiniai nugaroj. Labai gerai išilgina nugaros raumenis, aktyvina skydliaukės veiklą. Leidžia pailsėti širdžiai ir visai kraujotakai. Bet svarbu stebėti kaklą, smakrą įspausti kaklo duobutę, padaryti kaklą ilgą. Laikomės, kvėpuojam.
leidžiam tiem raumenim, kurie tempiasi, temptis. Ir leidžiam pečiam dabar pajusti tą svorį. Ir nuo svorio atsipalaiduot, bandom atpalaiduot pečius. Šitą asaną taipogi stiprina parasimpatinę nervų sistemą. Todėl žmonėms patiriantiems streso labai gerai kiekvieną vakarą šitoje asanai 5 minutės pabūti. O dabar įsikimbam rankom į pėdas. Su įkvėpimu aš leidžiu dubenį žemyn per visą nugarą. Leidžias. Nuleidžiu dubenį. Mano galva, pečiai pakyla. Neatitraukiu rankų nuo pėdų ir bandau kiek išeina laikyti kojas tiesias. Su iškvėpimu vėl verčiu kojas už galvos, keliu dubenį aukštyn. Su įkvėpimu leidžiu dubenį, su iškvėpimu keliu dubenį, nuleidžiu pėdas vėl už galvos. Ir taip ritinėjus per visą nugarą. Gaunasi savaiminis toksai savarankiškas nugaros ir stuburo masažas. Nugarai tai labai labai gerai. Tam, kad nenuvirstumėm į šoną, mums reikia patempti pilvą. Galit suimti tarpvietę, tai padeda išlaikyti pusiausvyrą. Ir ritinėjamės. Bandom nenugriūti į šoną, bandom nedaužyti nugaros, o tolygiai pereiti. Jeigu išgirsit trakštelėjimą, nesigąsdinkit. Kartais manualistai būtent siekia šitą trakštelėjimą, kai atsipalaiduoja raumenis, ten slanksteliai pasitvarko. Ten, kur daugiausia įtampos nugaroj, ten jūs jausit skausmą. Ir paskutinį kartą. Ir labai iš lėto dabar nuleidžiam nugarą ant grindų, bandydami lyg pajausti kiekvieną stuburo slankstelį. Kai nuleidžiam dubenį, sulenkiam kelius, apsikabinam rankom kelius, pasiūbuojam į šalis. Dėmesys apatinėje nugaroje, stebim apatinę nugarą. Šitas pratimas labai gerai tiem, kas jaučia apatinėje nugaroje pastovų kažkokį maudimą, skausmą. Atrama į apatinę nugarą leidžia nugaros raumenim atsipalaiduoti. Jeigu tie raumenys yra įtempti, tai būtent jie
slanksteliuose. Ir nuo patiriamo streso pirmiausia ir kenčia apatinė nugara, nes ten yra arčiausiai antinksčiai, kurie išskiria kortizolį ir adrenaliną. Apsikabinam abu kelius dešinė ranka, kairė ranka į šalį ir su iškvėpimu. Dabar mes spaudžiam gerai kairį petį, kairę mentį prie grindų, neleidžiam pasikelt ir leidžiam kelius į dešinį šoną, sukam galvą į kairį šoną. Leidžiam stuburui susisukti ir išilgėti nugaros raumenim, kairiai pusei. Nuo liemens iki pat pečių. Taip pat nuo kairio raktikaulio iki pat pažasties, iki pat rankos. Kvėpuojam. Pilvas minkštas ir leidžia mums susisukti. Vėlgi labai gerai pratimas šitas viršutiniai nugaros dalį, kai yra skausmai, viršutiniai nugaros daly, tarp menčių, pečiuose. Grįžtam atgal, apkabinam abu kelius kairę ranką, dešinė ranka į šoną, spaudžiam dešinį petį, dešinę mintį prie grindų, leidžiam abu kelius į kairį šoną, sukam galvą į dešinį šoną. Leidžiam stuburui susisukti, o raumenim, kuriuos dabar jaučiat, tempiasi ilgėti. Lyg savarankiškai, dar savanoriškai pridėtumėm tokį rąžulio pojūtį. Norėtumėm dar labiau pailginti ten, kur tempia. Ir kvėpuojam į tas vietas, kur tempia. Grįžtam į centrą, pasibuojam dar į šalis, gerai prispaudžiam nugarą prie grindų. Ir per dešinį šoną, rankų pagalba, atsisėdam. Pasiruošiam krijai. Galit iš karto dekutį pasitiest po apačią, kad po to apatiniai nugarai būtų šilta, minkšta, patogu. Šiandien darysim kiek ilgesnę kriją, todėl galit atsisėsti kaip jums patogu. Galit ant kėdutės, jeigu skauda nugarą ar nesunku išlaikyti ją tiesę, arba kas nepratę sėdėti su kryžiuotom kojom. Visus patoginimus savo pasiimkit. Mes darysim kriją, kuri padeda mentaliai, giliai atsipalaiduoti. Taip pat aktyvuoja mūsų smegenis ir kūrybiškumą, stiprina mūsų kūrybiškumą. Mes dirbsim tik tai su 2 pirštukais, kvėpuosim kaip norėsim, bent jau iš pradžių. Pirma dalis sudaryta truks 7 minutės.
Ir nustatysiu. Ir tas 7 minutės mes darysim labai paprastą judesių. Rankas sudedam taip. Su nykščiu prispaudžiam bevardį ir mažylį, 2 pirštai ištempti. Taika, ar ne, taiko ženklas. Ir mes bandysim taip greitai ir taip plačiai atverti pirštus, suspausti, atverti, suspausti, lyg karpytumėm su žirklute. Ir daryti tą labai greitai. Žvilgsnį koncentruosim į nosies galą. Kam labai sunku tą žvilgsnį nulaikyti, bus į nosį nukreipta, užsimerksit. Kas gali, žiūrime nosį. Ir taip 7 minutės. Antroji daly. Mes labai iš lėto atverinėsim pirštus ir derinsim kvėpavimą. Tai yra lėtai, giliai, kaip tik tai jum išeina, įkvėpinėsim ir lygiai tokiu pačiu tempu atverinėsim pirštus iki maksimalaus atverimo. Ir vėl lėtai iškvėpinėsim ir lėtai užverinėsim, suvedinėsim pirštus. Taip 3 minutės, o paskutinę minutę stipriai atversim pirštus, taip stipriai, kaip tik tai išeina, plačiai ir kvėpuosim ugniniu kvėpavimu 1 minutę. Pasirašam. Pirma dalis. Žvilgsnis į nosį, stuburas ilgas, nugara tiesi ir pradedam judinti pirštus taip greitai, kaip tik tai išeina. Kvėpuojam dabar laisvai, giliai. Neįtempiam pečių. Kaklas atpalaiduotas, smakras lengvai prie kaklo duobutės. Ir sutelkiam dėmesį į pirštų judesius. Pirštai jūsų, jie turėtų jūsų klausyti. Jeigu pajaučiat, kad įsitempėt, leiskit savo giliau įkvėpti, iškvėpti, kvėpuokit giliai, laisvai. Neįtempkit, nesulaikykit kvėpavimą. Jeigu smagu, galit šypsotis, leidžiam. Galit pastebėti, kad vienai rankai lengviau sekasi, kitai nelengviau. Pusę laiko praėjo, dar turim lygiai tiek pat laiko smagintis.
Nevertinam, neteisiam, nekritikuojam savęs, tiesiog smaginamės, stebim ir smaginamės. Nepamirštam atpalaiduot pečių, pečiai atpalaiduoti. Ir pradedam labai giliai, lėtai kvėpuoti. Ir derinti pirštų judesius prie kvėpavimo. Su įkvėpimu iš lėto atverinėjam pirštus. Su iškvėpimu iš lėto užvėrinėjam pirštus. Žvilgsnis koncentruotas į nosies galiuką arba akys užmerktos. Paskutinis lėtas gilus įkvėpimas ir iškvėpimas.
Išskleidžiam stipriai pirštus ir pradedam kvėpuoti ugniniu kvėpavimu. Giliai įkvepiam. Sulaikom kvėpavimą, stipriai išskleidžiam pirštus, suimam tarpvietę, suimam pilvo raumenis, krūtinės raumenis, rankų, pečių raumenis. Nepaleidžiam tarpvietės. Stipriai sukandam dantis. Laikom kvėpavimą, laikom visus įtemptus raumenis. Taip ilgai, kaip tik tai gali. Iškvepiam, atpalaiduojam rankas. Gulamės ant nugaros. Užsiklojam. Atsipalaidavimo dalis yra pati svarbiausia. Mes praktiškai ruošiam kūną atsipalaidavimo praktikai. Įsitaisom, įsipatoginam. Ir šiandieną aš pravesiu atsipalaidavimo praktiką. Mes darysim sąmonės rotaciją, taip vadinasi ši praktika. Aš vardinsiu kūno dalis. Jūs tam momentui bandysit sutelkti, pajausti tą kūno dalį, kurią įvardinau. Nereikia jos niekaip judinti, tiesiog kuo geriau ją pajausti ir atpalaiduoti. Nusiųsti sąmoningą ketinimą tai daliai atsipalaiduoti. Nukreipiam dėmesį į tas kūno vietas, kurios labiausiai patiria atramą į žemę. Leidžiam savo kelis kartus atsidūsti, atsikvėpti. Pajaučiam žemės atramą ir palaikymą. Dabar žemė, grindis mūsų kūno palaiko. Jam nereikia savęs laikyti. Jis gali atsipalaiduoti. Perkeliam dėmesį į pėdas. Pajaučiam savo pėdas. Pajaučiam, kaip kulnai remiasi į žemę. Pajaučiam pėdų svorį. Ir su iškvėpimu sąmoningai atpalaiduojam pėdas. Perkeliam dėmesį į blauzdas.
pajaučiam blauzdas. Pajaučiam, kaip blauzdos remiasi į žemę. Pajaučiam blauzdų svorį. Ir sąmoningai su iškvėpimu atpalaiduojam blauzdas. Perkeliam dėmesį į šlaunis. Pajaučiam šlaunis. Pajaučiam šlaunų svorį. Ir su iškvėpimu atpalaiduojam šlaunis. Pėdos, blauzdos ir šlaunės atpalaiduotos. Sunkios kojos ilsisi ant grindų. Perkeliam dėmesį į kirkšnis. Pajaučiam kirkšnis ir erdvę aplink kirkšnis. Su iškvėpimu atpalaiduojam kirkšnis ir erdvę aplink kirkšnis. Perkeliam dėmesį į klubus. Pajaučiam klubus ir erdvę aplink klubus. Ir su iškvėpimu sąmoningai atpalaiduojam klubus ir erdvę aplink klubus. Perkeliam dėmesį į sėdmenis. Pajaučiam sėdmenis. Pajaučiam, kaip sėdmenis remiasi į žemę. Pajaučiam sėdmenų svorį. Ir su iškvėpimu sąmoningai atpalaiduojam sėdmenis. Kirkšnis, klubai ir sėdmenys atpalaiduoti.
Visa apatinė kūno dalis atsipalaidavusi. Perkeliam dėmesį į kryžkaulį. Pajaučiam kryžkaulį ir erdvę aplink kryžkaulį. Ir su iškvėpimu atpalaiduojam kryžkaulį ir erdvę aplink kryžkaulį. Perkeliam dėmesį į stuburą. Pajaučiam visą savo stuburą. Ir erdvę aplink stuburą. Ir su iškvėpimu atpalaiduojam stuburą ir erdvę aplink stuburą. Perkeliam dėmesį į nugarą. Pajaučiam nugarą. Pajaučiam, kaip nugara remiasi į žemę. Pajaučiam nugaros svorį. Ir su iškvėpimu sąmoningai atpalaiduojam nugarą. Kryžkaulis, stuburas ir nugara atpalaiduoti. Perkeliam dėmesį į pečius. Pajaučiam pečius. Pajaučiam pečių svorį. Ir su iškvėpimu sąmoningai atpalaiduojam pečius. Perkeliam dėmesį į rankas. Pajaučiam rankas. Nuo pečių iki alkūnės. Nuo alkūnės iki riešo. Delnus. Ir kitą delnų pusę. Su iškvėpimu atpalaiduojam rankas. Nuo pečių iki alkūnės. Nuo alkūnės iki riešo.
delnus ir kitą delnų pusę. Sunkios rankos ilsisi ant grindų. Perkeliam dėmesį į pilvą. Pajaučiam pilvą. Ir sąmoningai su iškvėpimu atpalaiduojam pilvą. Perkeliam dėmesį į krūtinės ląstą. Pajaučiam krūtinės ląstą. Ir su iškvėpimu atpalaiduojam krūtinės ląstą. Perkeliam dėmesį į kaklą. Pajaučiam kaklą. Ir su iškvėpimu atpalaiduojam kaklą. Perkeliam dėmesį į veidą. Pajaučiam veidą. Ir su iškvėpimu atpalaiduojam veidą. Perkeliam dėmesį į galvą. Pajaučiam visą savo galvą. Pajaučiam, kaip galva remiasi į žemę. Pajaučiam galvos svorį. Ir su iškvėpimu atpalaiduojam galvą. Kaklas, veidas ir galva atpalaiduoti. Visas kūnas sunkus ir atsipalaidavęs.
pagilinam kvėpavimą. Pajaučiam visą savo kūną. Suvokiam dabartinę būseną vidinę. Neskubėdami verčiamės ant dešinio šono ir dar kelias akimirkas pagulim. Ir rankų pagalba per dešinį šoną atsisėdam.